Labą dieną, gerbiami telšiškiai. Aš šiandien pyliaus kurą į automobilį savo nuosavą. Aš nedaug te važinėju, tų kurą daug neišnaudoju. Pilu mažais kiekiais, už 20 eurų, dažniausiai už 30. Ir žiūriu, jau diskuras 2 eurai. Čia pyliaus prieš kelias dienas buvo ten euras 60, kiek ten buvo, aš jau nedidelis, bet jau 2 eurai jau yra. Žiūriu, reiškia, karas įvyko kažkur, pašnekėjau per televizorių, kad čia gali pabrangti naftą. Nafta dar nepabrango, o kuras jau Telšiuose pabrango. Aišku, ir kituose miestuose pabrango kuras. Nu ir karas, kas dabar yra? Kas dabar kaltas? Kas nors dabar valdžia? Okupantai? Ne. Dabar patys prekeivus, tie spekuliantai sugalvoja mus apiplėšti paprasčiausiai. Sugalvoja, yra proga apiplėšti ir legaliai sugalvoja mus apiplėšti. Kas buvo? Užsipirko kurą? Nenusipirko brangiau kurą. Kuras nupirktas senom kainom. Kodėl jis pabrango iš karto ženkliai? Žiūrėk, kitur Europai pabrango kuras 6 centais. Furistai iš karto demonstracijos, piketai visokie, protestai pas mūsų pabrango 0,5 euro. Tyla. Ir bus tyla, jeigu kuras bus ir 10 eurų už litrą. Ir bus greičiausiai, jeigu nieks nesuvaldys tuo banditizmu. Tai yra sabotažas. Karo metu už tokius dalykus kai kur yra sušaudoma. Tai yra sabotažas, kelia nepasitikėjimą žmonių, sąmyšį kelia, plėšia žmonės, nepasitikėjimas valdžiai teisingai. Mes nepasitikim tokią valdžią, kuri nekontroliuoja situacijas. Valdžioje esantiems ar 2 eurą, ar 5 nesvarbu. Jie uždirba labai daug, jų atlyginimai nėra kaip mūsų ten tokie, jie gauna 10 kartų daugiau, jie gali permokyti, ne problema. Jie turi pajamų labai daugelis ir nesažiningų vagių ir kyšininkų ten sėdė. Tai jiems iš viso yra nulis. Bet kas mus plėšia? Reiškia, tie spekuliantai nepraleido progos. Atsimenat, covidas buvo. Tik covidas buvo, iš karto pabrango tos kaukės, pirštinės pabrango, 10 kartų pabrango. Ir nieks, spiritas pabrango, reikėjo dezinfekuoti rankas, mes tai pirkom. Ir jokios nieks. Tai aišku, iš kur jie pabrango. Aišku, aš net nebejoju, kad yra karteliniai susitarimai, susiskambino tikėjai ar kas ten tokie, mažmenininkai, didmenininkai, kas ten tokie. Susiskambino, nieks nieko neaišku. Už kartelinius susitarimus visam normaliam pasaulyje yra kalėjimas, bankrotas ir kalėjimas. Už kartelius. Pas mus ir Lietuvai buvo karteliai ten, kur ten buvo Rokiškė, ar kur ten gavo baudos 500 000, aišku, jiems tokiems mizeris yra. Tai kas plėšia Lietuvą dabar? Kas? Tie patys lietuviai plėšia Lietuvą. Aš jau važiuoju kurą pirkti, aš nepilu kurą iš tų priešiškų valstybių kolonėlių. Aš neperku. Aš perku iš Suomių, Norvegų kolonėlių, o iš tų aš neperku. Kolonėlių tegu eina po velnių, reikia uždirbti. Bet čia aš netikiu, kad Suomiai pabrangino kurą Telšiuose arba Norvegai, jų tas kolonėlis, ar Lenkijos vyriausybė pabrangino kurą Telšiuose. Ne, yra ir Lenkų kolonėlė pas mūsų. Aišku, čia lietuviai stovi iš to visko ir reiškia sugalvoja apiplėšti. Sukels nepasitenkinimų žmonių, žmonės nesupras, kas yra, žmonių kišenės ištuštės. Iškart atsiranda problemos žmonėms, kadangi nėra pinigų, o visus pinigus pasiglemžia spekuliantai. Kur yra valdžia? Kur žiūri valdžia? Reikia daryti kažkokius patikrinimus, reikia žiūrėti kažkokius tyrimus, ar nėra karteliniai susitarimai, ar jie patys irgi tuose susitarimuose dalyvauja valdžia. Aš net neabejoju, kai jie dalyvauja tos pačius susitarimus. Ir tą žmogų gali puikiai baudžiauninką plėšti, kur tik nori. Per COVID, atsinat, nelaimė buvo didžiulė, žmonių kiek daug mirė, susirgo. Jie iškart pabrangino, atsimint, kiek tos kaukės kainavo ten. Ir dabar kiek kainuoja? Dabar nieks nedėtų kapeikas vėl kainuoja. Arba tos pirštinės dabar vėl kapeikas kainuoja, tada 5 kartus pabrango. Tai valdžia nežiūri, valdžia tie patys žmonės. O žmonės šį kartą yra spekuliantai, yra tie patys lietuviai. Lietuvis plėšia lietuvį, žlugdo valstybę, žlugdo mus ir niekam neįdomu. Tai 2 eurai, tu bus 5 eurai, pamatysit. Ir vėl tyliai, ramiai, ką čia reikia pasakyti. Valstybė nesirūpina savo žmonėm, absoliučiai, todėl, kad jie yra savanaudžiai, sėdi, žiūri savo reikalų, jie pasitaupė pinigų yra, prisivogė pinigų ir pasitaupė, aišku. Ir viskas, ir žmonės, ką mums paprastiem žmonėm daryti? Sėdėti, susiveršti diržus, taip jau darom, susiveršim diržus, mažiau valgysim,
pigiau valgysim, nu, ir taip ir gyvensim. Apmaudu, kad valstybė nekontroliuoja situacijos, valstybė valdžia nekontroliuoja, priviso visokių spekuliantų, kurie ką nori tą daro, susitarė. Aš net nebejoju, kai yra susitarimai, kaip gali visos kolonėlėse pabrangti tas kuras. Nu, kits užsivežė senom kainom, tai gali pardavinėti. Ne. Tai ne pirmą kartą. Tai vat, smerkiu aš tokius dalykus, niekinu ir man gėda. Man gėda, kad aplinkui tokie žmonės yra, vieni plėšia, kiti kenčia kaip vergai ir taip ir nugyvens tą gyvenimą vergišką. Tai va, tokį nuotaiką šiandien. Viso gero.